Sveiki, gerbėmieji. Šiandien sugalvojau pakalbėti apie tokią temą kaip tikslai ir kaip juos pasiekti greitai. Ir jeigu pasižiūrėsite šį video iki galo, jūs, gausite galbūt atsakymą į tokį amžiną klausimą, kodėl tie tikslai nuo manęs bėga, ką aš galbūt darau ne visai taip, kaip reikėtų, jeigu žinoma, tų tikslų man reikia. Ir tai bus savotiškas pratęsimas dviem video, kurie buvo prieš tai. Tai yra, kad gauti naują reikia paleisti seną. Pasižiūrėkit, rankos čiuptuvai, prieš tai buvo herojaus kelias, o šiandien tikslai. Tikslai turbūt tikslas tema, kuri yra labai svarbi, kuri yra tokia fundamentali ir kertinė tema, nes turbūt laimingas žmogus nuo nelaimingo ir apskritai gyvenimo prasme ir ilgį apsprendžia žmogus turi tikslą. Nes gyvenimo tikslas, žinot, kas yra, tai yra gyventi turint tikslą. Žmogų, kuris turi tikslą nuo žmogaus, kuris neturi tikslo, pats skirti labai paprasta. Jisai kaltina aplinką, jisai kaltina visus ir viską aplinkui, nors tikrai, aš per savo veiklą tiesioginiuose pardavimuose esu matęs tokių kuriozų, kad, nepatikėsi, tai yra žmogui guli ant stalo jo, nežinau, kalbėti apie pinigus, kurie yra energija, grina energija, paimti reikia ir atlikti, miniatiūrinį kažkokį veiksmą, savo dėmesį skirti ir jie jų neima. Ir čia patikėkit, ne dešimtys, ne šimtai eurų, tai yra tūkstančiai eurų. Kartais būna ir taip. Tai yra žmogus, kuris gali gauti 5, 6, 7, 800 tūkstantį eurų komisinių, jis jų neima dėl to, dėl to, kad jo fokusas yra kitur. Kur mūsų fokusas, ten eina mūsų energija, ten mes ir judam. Ir žinot, jeigu jūs turite vieną ar kitą tikslą veikloje, darbinėje, nedarbinėje, hobyje, kažkur kitur ir jums tiesiog jūs jo nepasiekėt, žinot, pirmiausia, ką reikia padaryti, pažiūrėti, kiek jūs skiriate tam dėmesio ar laiko per dieną. Tai yra, turėkite ritualą, kurio metu aš, pavyzdžiui, vaikštau po mišką ir savęs klausiu, ką aš galiu padaryti šiandien, kad priartėti prie savo tikslo. Kartais tiesiog užduodi techninį klausimą ir atsakymą ne visada gauni, tai nėra taip paprasta. Kartais tu įgauni kažkokią mintim, kartais gauni kažkokią žinutę, kartais pamatai kažkokį pašnekovą sutinki. Tai yra, čia turbūt nežinau, visata, protas, Dievas, kaip kas vadina, yra didelis humoro jausmas, mes kaip prašom, mes visada gaunam. Kaip vienoje knygoje yra parašyta, belsk ir tau bus atidaryta, ieškok ir tu rasi, prašyk ir tau bus duota. Tai tą, kai darai, vyksta ne iš karto, tai yra procesas. Tai yra ritualas, disciplina neveikia, reikia turėti ritualą. Tai yra ritualą ryte, ką aš galiu padaryti, kad priartėti prie savo tikslo. Kitas ritualas vakare, labai paprasta. Jūs žinokit, mes kartais esam antiek užsižaidę savo logikoje. Tai yra, mums logika visada įrodys, kad mes labai dirbom, kad mes labai nusidirbom, mes labai daug visko padarėm per dieną, kad priartėt prie savo tikslo, ar tikslo nėra. Tai paimkit vakare, geriausia, aišku, užsirašyti ant lapo, ką tu padarai per dieną, ir jūs nustepsite. Ten bus labai mažai. Todėl, kad mūsų reptilijos smegenų, kurios, ką sako, gulėtų lovos taupyti energiją, nieko nedaryti, niekas neatšūkė. Tai yra, mums tenai visada pasakys, tai neįmanoma, todėl, kad čia viskas taip, todėl, kad oras lyja arba saulė šviečia, todėl, kad visa kita, todėl, kad visi aplinkui kalti. Ir todėl nėra, mes čia tiesiog dėl to nepadarėme. Nes aš taigi tas, kuris veidrodį matau, taigi jisai to. Ir jūs iš tikrųjų esate tobuli. Todėl, kad jeigu būtų kitaip, kas būtų, tiesiog mes sėdėtumėm urvuose ir dar dabar turbūt nebūtumėm nei lėktuvų, nei kompiuterių, nieko. Dėl to, kad žmogus yra iš prigimties tinginys ir jisai visada ieško pasiteisinimų, kodėl jam nereikia vieno ar kito dalyko daryti. Tiesiog yra taip. Taigi, jeigu jūs tolstate, nepriartėjate prie savo tikslo, pirmas reikia ką daryti, pastoviai klausti, kodėl jums to reikia. Ir mūsų fokusas ir mūsų rezultatas yra ten, kur yra mūsų dėmesys. Jeigu to dėmesio, jūs galite apie tai galvoti, ten sukti galvoj, kaip jums nereikia to daryti per dieną, bet ką jūs realiai per dieną padarote, tiesiog užsirašykit kiekvieną dieną, laiku, nežinau, veiksmų, ką jūs padarote, kad priartėti prie savo tikslo, jūs nusteps. Jūs kartais nedarote visiškai nieko. Jūsų logika, jūs ratu suka, kaip tam miške, žinot, kur paklydę suka, kaip jūs čia ir imituoja tą tokią audringą veiklą, o jūs realiai nieko nedarote. Aš ir apie save kalbu, ir apie daugumą, kurie, tiesiog taip yra. Nes aš tikrai paskutiniai savo darbiniai veikloje esu
tiek pamatęs, kai žmonės tiesiog va, turi tą tikslą ant stalo, jis padėtas, jis jau iškeptas, jį reikia valgyti ir jie jo nevalgo, neima, atsisako. Viskas yra todėl, kad mes paskutiniu metu iš tikrųjų gyvenam komfortabilioje aplinkoje, kad ir kaip tai keistai skambėtų, mes nebadaujame, mes minkštai miegame, mes informaciniam sraute pastovėjom ant to tokio mikrodopamino, telefoną paėmiau, paspaudžiau, parašiau, pažiūrėjau žinutės, tik tokai ten visą kitą. Ir tai, na ką, tai greuna mūsų vidinį pasitenkinimą, malonumą, mes einam į depresyvę nuotaiką, mes neturime laimės išgyvenimo ir daug kitų, ir be abejo tikslų neturime. Ir sėkmingi žmonės nuo sėkmingų skiriasi tuo, kad jie kiekvieną dieną galvoja, kur jie yra, kur jie nori būti ir ką jie kiekvieną dieną padaro dėl to, kad ten eiti. Kartais, kaip minėjau, tam, kad gautų atsakymus, tam, kad judėti, reikia vienaip ar kitaip, kiekvieną dieną užduoti atsakymų, klausimus. Jeigu ir po kurio laiko atsiras žmonės, atsiras aplinkybė, jūs perėsite tą slengsį ir pradėsite judėti link savo tikslų. Man pavyzdžiui, kad gauti tą verslą, kurį dabar turiu judėti, padaryti tą verslą, man reikėjo 7 metų ant atsarginio suolelio sėdėti, apie tai aš irgi esu įrašęs video, pasižiūrėkite, ten apie tiesioginius pardavimus kalbu. 7 metų reikėjo kiekvieną dieną ir aš klausiau savęs, ko aš noriu iš savo veiklos, kaip jinai turi atrodyti, kiek aš norėsiu uždirbti, kaip aš norėsiu, kiek aš norėsiu keliauti, daug kitų dalykų. Nepraėjo nei 7 metai ir per pusantrų metų visą tai įgavo kūną. Tam reikėjo darbo su savimi. Ir man labai keista, vat, kaip ypatingai galbūt žmonės mažiau 30, mažiau 35, jie greitai tai gauna, kai kartais, vat, ir tu sako, oi, aš ir taip turiu tą ir tą turi, sakau, tu pasižiūrėk, kokį tu rezultatą turi šiandien ir kiek tu esi įdėjęs. Tu net to rezultato kartais nepasiemi iki galo. Tai kodėl tau turi būti duodama daugiau? O daugiau mums visada yra tik tada duodama, kai mūsų reptilijos smegenys mums atleidžia tam energiją, nes be energijos mes negaunam, kai mes įrodom, kodėl mums to reikia. Jeigu tai yra kažkokia X suma, mes labai aiškiai turime žinoti, ir aš, pavyzdžiui, turiu knygelę, aš ją visada rodau, kodėl man reikia vienos ar kitos, nes pinigai tik spalvoti popierėliai. Jeigu mes neturime aiškiai jiem paskirties, jų niekada nebus, jų bus tiek, kiek mes verti ir kiek turime turėti, kitaip nebus. Tai vad, kodėl mums to reikia? Kiekvieną dieną mes turime apie tai galvoti ir jeigu mes iš principo net tikslo savo neturime, labai yra geras klausimas, kur aš esu ir kur aš noriu būti. Tiesiog apie tai mąstyti, nežinau, rytinį ritualą savo turėti, vakare ritualą turėti, ką aš šiandien padariau, arba kokias gal išvalgas turėjau. Ir vad, tas tik ir skiria sėkmingų žmonės nuo nesėkmingų. Visa kita yra dreifas. Intrigos, pasidavimas kažkokiem ieškojimam vaiduoklių, kurių visada atsiras, pasidavimas ieškojimui problemų, priežasčių, kodėl tai nesigauna. Po to, jeigu prasideda kaltinimai dar kažkam kitam, tai yra klasika, tai jūs prasideda kaltinimai, kad neįvyko kažkas, tai arba ta, tai čia apskritai jau reiškia, na, reikia reaguoti esi kampe visiškam, nes tu tiesiog jau pagalbos šauksmas. Taigi vat, tokie pastebėjimai, pirmą, ką reikia daryti ir ką aš darau visą ritualas ryto, jeigu neturi, kur aš esu, kur aš noriu būti, jeigu yra vieni ir kiti tikslai, ką aš padariau dienos bėgi, konkretaus laike veiksme. Patikėkit, jūs pamatysit, kad jūs daugumoje atveju, kaip ir aš, kai tu susirašai, tu pamatai, kad tu 95% darbo dienos praleidi tiesiog žaidžia tavo logika, žaidžia su tavim, deda tarp 3 pušų ratu ir imituoji kažkokią audringą veiklą, iš kurios tu turi ten minusinį rezultatą ir tai ne aplinka kaltanins, tai todėl, kad tu tiesiog esi užžaistas savo ego, savo, nežinau, kitų ir tavo fokuso nėra, tai jis apskritai jo nėra. Ir tavo energija eina, vat, kaip tas, nežinau, į visas pusės, nėra jokio fokuso, ar tu ne tik, kad priartėja, tu net nežinai, kas tas tikslas tavo yra, tau jį po akim padės, tu jo nematysi. Tai vad, galbūt tokia žinutė jum padės vienaip ar kitaip priartėti prie savo, o dabar keletą tokių momentų, su kuriais aš norėčiau su jumis pasidalinti tam, kad, na, struktūrizuoti tą tikslo veiklą ir galbūt tai padės jum daugiau priartėti, būti laimingesniam, būti labiau patenkintų savo dieną ir kitais dalykais. Be abejo, kai tai nedėra verslas arba tikslas to vieto ir būna panašus į kovo malūnus, arba kodėl vieni turi greitus rezultatus, o kiti ne. Patikėkit, va tik tai ir skiria. Laimingi žmonės nuo nelaimingų skiriasi dažniausiai tuo, kad laimingi žmonės moka svajoti. Jie svajoja,
Jie galvoja, jie mato toliau negu horizontas. Nei vienas keliautojas, nei vienas, nežinau, išradėjas, jeigu jis būtų užsisukęs tarptų savo trijų pušų smegenyse galvoja, nebūtų pajudėjęs iš to mirtino taško ir nebūtų padaręs tą, ką galėjo padaryti. Tai yra svajonės. Kas yra svajonė? Tai yra svajonė, tai yra tiesiog kažkokie mūsų mintis be konkrečių rėmų, datų ir kitų dalykų. Bet tai reikia mokėti daryti. Kur aš esu dabar, kur aš noriu būti, kokius šalius aplankyti, kaip atrodys mano darbo vieta turėtų atrodyti, kokias knygas perskaityti, koks aš žmogus iš principo noriu būti, apie tai reikia svajoti ir galvoti. Tikslas nuo svajonės skiriasi tuo, kad tikslas jau turi konkretų datą ir laiką. Jeigu data svajonė yra tik svajonė, neturi datos ir laiko, tokiu atveju jūs, tiesiog prie jos niekada nepriartėsite. Jūs turite, mūsų smegenys yra pats mūsų didžiausias pagalbininkas ir gali būti pats didžiausias priešas. Aš turiu tokią knygą, kurioje aš rašau savo tikslus, čia rašau raudonai, jau pažymiu, ką esu pasiekęs ir taip toliau, ir tai jau yra tikslai. Tai yra parašau, kada buvo, kada aš noriu ir kada parašau, kada aš jį pasiekiau. Tai yra jau tikslas. Vertybės, tai yra kokie esame mes. Visi mes esame unikalūs ir mes turime žinoti savo vertybės, kas yra svarbu mums. Tačiau visada žinokit, kad ego kontroliuoti ir valdyti niekas po žmogų neatšaukia ir kartais jum rinktis yra, jeigu tai liečia verslą arba uždarbį, kas yra jums svarbiau, ar tuščia sąskaita banke ir didelis ego, ar mažesnis ego, bet sąskaita banke, kur yra pinigų, čia vėlgi rinktis jums. Bet vertybės yra tai, kas padeda priimti sprendimus, pasąmonė, kuri veikia, tai, kas pradeda mums surasti tam tikrus žmonės, galimybės, tai yra vertybės ir strategija, kaip mes tai darom. Tai yra, kai mes perlenkam slengsti, kai mes turime tikslą, kai mes turime savo vertybės, atsiranda strategija, kaip mes to siekiam. Ir be abejo, viską mes nemažai darbų, tą slengsti mes turime padaryti patys, aš apie tai kalbėjau, kai kalbėjau apie herojaus kelią. Nes sprendimus mes visada turime, jeigu mes pripratę padėti sprendimus, atidėti ant kito žmogaus pečių, tai tas žmogus mus ir kontroliuoja visada. Taigi svajonės, tikslai, vertybė ir strategija, kuri atsiranda. Ar tai atsiranda savaime? Ne. Kai jūs svajojate, kai įsikelia, turite svajonių ryto ritualą, tada ryto tikslų ritualą, tai yra pirmas, kur aš esu, kur aš noriu būti, kaip atrodyti, tikslas, ką aš jau pasiekiau, koks yra, jeigu nėra, tai be abejo, pirmiausia, reikia išsvajoti, išbūti tą savo tikslą, išnešioti kaip yra. Tada vertybės, koks aš esu, koks aš noriu būti, koks aš noriu pasikeisti. Sėkmingiausi žmonės, žinot, kokie yra, kurie moka ir nebijo keistis. Jie gali keistis, jei kartais manęs paklausia, koks yra tavo gyvūnas, aš visada sakau, kad tai yra leopardas, jis plastiškas, jis gali gyventi ir ant žemės, ir ant medžios, gali plaukti, kiti dalykai, tai va, vertybės ir strategija, kaip aš tai padarysiu kasdieniuose veiksmuose. Jeigu nėra strategijos, jūs žaidžiate audringą veiklą, jums į blanknotą tiesiog nėra ką užrašyti per dieną, nes geriausia, žinot, kai yra, tu save pastatai po faktų, ką tu kasdieną padarai. Kiekį veiksmų ir arba laikę. Ir ten nustepsit, kai jūs pradėsit ir jūsų ego, jūsų ta reptilijos smegenys susidurs, kuris atsimuša į sieną, tai yra, kai tu parodai, kad tu, blemba, tu šiandien nieko nepadarai. Tu sukai save tarp trijų pušų, ten apkalbėjai visus ir visas, kaltinai visus ir visas, tai prie ko čia dabar, tai tu nieko nepadarai realiai. Tai va, jeigu nebijojimas to pripažinti, tai yra jau pusė darbo. Kontrolė, kai tu turi tikslą, labai yra noriu. Ir tas tikslas tolsta, kai laivas pastoviai pučia vietą ar viskas. Kaip yra, mes labai norime kontroliuoti viską, tai yra, žmogaus prigimtis tokia, kontroliuoti, valdyti ego viskas čia. Ir tai didžiausias mano, pavyzdžiui, stabdis buvo. Ir apskritai, dabar esu tiesioginių pardavimų versle. Daug yra dalykų, kurių tiesiog negali kontroliuoti. Ne veltui yra toks pasakymas, Dieve, leis man kontroliuoti tai, ką galiu kontroliuoti, nekeisti to, ko negaliu nekeisti ir duok išminties atskirti vieną nuo kito. Tai yra labai svarbu. Arba kitas yra paleis situaciją vidu ir tu pradėsi ją kontroliuoti išorį. Tai nereiškia, kad tau dzin, tai reiškia, aš dirbu su tuo, aš darau su tuo, tačiau yra dalykų, kuriuos aš galiu pakeisti, yra dalykų, kuriuos aš negaliu pakeisti. Ir visada aš turiu tikslą, link kurio aš fokusuojasi, kai tavo tikslas yra pakankamai didelis,
tu tiesiog nematai tų kasdienių smulkmenų, tu eini, sprendi, darai per jas, lipi ir judi toliau. Kartais reikia atiduoti daug, pakeisti daug savo aplinką, pažįstamų ratą, kartais su artimų žmonių ratą tam, kad tu judėtum. Įvairių dalykų yra. Tačiau, kai tu paleidi problemas, tas mūsų kasdienės problemos, atsiranda daug žmonių, kurie jūs tiesiog kaip vampyrai geria gali būti. Yra ir tokių, tiesiog jie savo gyvenimo etapą tokiam gyvena, kur, na, jiems reikia iš kažko tos energijos pasimaitinti. Yra kitokios visokiausios gali būti aplinkos. Taigi, jeigu esi, ar kai aš būnu kampe, kai aš neturiu sprendimo, aš suprantu, kad aš paleidžiu problemą viduje ir pradedu kontroliuoti išorę ir tada vėl viskas pradeda plaukti. Tai vad, o mūsų ego, vidinis ego, visada nori kontroliuoti, visi blogi, kodėl tai vyksta, oi čia vis tie dalykai, visi kaip čia taip, kodėl, iki ko viskas nusirito. Tai jūs, jeigu norite viską valdyti ir daryti, na tai e, tada galbūt jūs, nežinau, kodėl jūs esate ten, kur esate. Galbūt laikas paleisti ir judėti, rasti savo tikslą, rasti, chronometruoti, ką jūs darote dėl jo kiekvieną dieną, negu kovoti su vėjo malūnais ir bandyti viską kontroliuoti. Stovintis vanduo genda. Problemų ir situacijų sprendimas plečia įtakos, duoda ir didelę energiją. Ne kodėl atsirado, kaip padaryti, kad to nebūtų. Mes ant problemų augam, ant situacijų augam. Be abejo, kai tu užsiveli į kažkokias smulkmenas, kurių kasdieninės, kurių kartais tu ne visai gali pakeisti ir įtakoti, kurias tu gali vienaip ar kitaip negali kažką su juom daryti. Ir tu tenai paskesti ir prabūni, tai tada be abejo čia kitas klausimas. Bet žinot, vat, pavyzdžiui, kada auga raumenis, kai tu eini į salę, kai tu darai pratimus, atsiranda skausmas, trukinėje, jie tada auga lygiai tas pats ir mūsų kažkokiose veiklose. Tai yra, mes augam ant problemų. Mes visada išeinam iš problemos pliusę. Iš bet kokios situacijos mes išeinam pliusę. Mes arba turim rezultatą kažkokį tai, arba jei mes neturime rezultato, ką mes turime? Mes turim patirtį. Patirtis kai kada yra svarbiau negu rezultatas. Turėti, aš visada tai turiu omeny ir visiems ir visur dėkoju už kažkokias tai situacijas, iš kurių aš išėjau, arba kuriuo aš tiesiog vėliau supratau, kaip su juom elgtis ir aš turiu patirtį. Patirtis yra nenuperkama kartais už pinigus. Kartais žmogus gauna piniginį rezultatą, jau vat, aš sakau, aš tai daug kartų stebėjęs, jis pas jūs padėtas, beveik banko sąskaitoje, jis jo nepasiema dėl to, kad jis neturi patirties. Neturi patirties savo atsakyti, kam jam to reikia, koks mano tikslas ir viskas. Ir jisai vėl grįžta į tą uždarą ratą atgal, jis atitolsta nuo to piniginio rezultato tam, kad praeiti tam tikrą patirtį įgauti, kad jį gauti. Vat antiek yra kartais svarbu, patirtis yra ypatingai svarbus dalykas. Kalti genai, tėvai, aplinka, kas nori. Ir aš tikrai dirbu su žmonėms, su tuo susiduriu kiekvieną dieną. Ir čia prieiti galima prie išvados, kas prisiema kaltę, čia parašyta, aš kaltę pakeičiau gal žodžiu atsakomybę, savo, tas turi galios. Kas turi prisiema atsakomybę spręsti savo situaciją pats, tas įgauna galią. Kas kaltina kitus, ir jisai atsisako kontrolės ir valdžios ir atiduoda tą galę kitiems. Vat šitą yra svarbu atsiminti. Jeigu jūs pastoviai bėgate nuo problemų, nuo jų sprendimų, neprisiemate už jas atsakomybės, reiškia, jūs atiduodate kontrolę tam, kas ją turi ir kas ją prisiema. Turėkite tai omenyje. Labai lengva visada apkaltinti, kažką parašyti, išsiųsti kažkokią žinutę, tu čia toks kreivas šleivas dabar socialiniuose tinkluose, mes tą masiškai galime stebėti, kai, na, kas antra, atleiskit, namų šeimininkė gali valdyti valstybę iš virtuvės ir su visa pagarba namų šeimininkėm, bet, na, tiesiog turėkime ir supraskime, kad kaltinti kažką tai kažkur tai už savo kažkokią gerbuvį, aplinką, dar kažką ir reikalauti ir prisimti atsakomybę galime mes tik tai patys ir tada mes valdome situaciją. Jeigu mes tik pradedame ieškoti aplinkoje, viskas jūs atiduodame tą visą reikalą aplinką, nu, atiduodame kažkam savo kontrolę ir tą galima masiškai dabar stebėti.
Išeiti išplėšti kontrolės sritį, išeiti iš komforto zonos. Mes niekada negauname kažko naujo, nepaleidę kažko seno. Tai galima išgirsti, bet pasižiūrėkite video kanale, kur apie rankos čiuptuvai turėjau tokį video ir ten apie tai aš kalbu. Ir ten pakankamai taip vaizdžiai aš apie tai papasakoju, pasižiūrėkite, jei nematėte. Ir kai tu ateini į naują sritį, tu išeini iš tos komforto zonos, tu gauni, bet čia dėmesio stop. Daug tenka stebėti, daug matyti, kai žmogus išeina į tą iš tos komforto zonos, ateina į naują sritį ir imituoja audringą veiklą. Kaip, pavyzdžiui, mano veikloje galiu pasakyti, tiesiog tu sakai, tu turėti mokymus, tu daryt live transliacijas, kalbėti apie, na, nežinau, daryti publikacijas, mokintis. Ir žmogus padaro vieną, du kartus ir baigėsi. Mes labai dažnai pervertiname, ką mes galime padaryti per mėnesį laiko, visada pervertiname. Ir neįvertiname, ką galime padaryti per pusę metų. Ir sukamės tam tavo to, kaip sako, šeško tam rate iki begalybės. Tai vad chronometravimas ant lap, ką aš padariau šiandien, ką aš galiu padaryti pats, kokią atsakomybę už savo veiksmus aš galiu prisimti, yra labai geri klausimai. Tai yra nepakanka labai mėtomasi tais, o išėjau iš komforto zonos, aš čia ką, išėjau 2 dienom ir grįžau į 5 komforto zonas atgal, nes nieko nepadariau, už tarp savo 3 pušų mane logika užžaidė, kaip aš čia labai dirbau, kaip čia visi kartu aplinkui, tik ne aš brangusis, kuris veidrodį ir visa kita. Tai va tas irgi yra svarbus. Pokyčiai, artėjimas link tikslų neįmanomas be veiklos mūsų 5 srityse. Tai yra, jeigu jūs nuoširdžiai esate laimingas toje situacijoje, kurioje jūs dabar esate, ir norite kažką keisti vien tik tai todėl, kad, na, tiesiog, nu, madinga tai yra. Nu, vat, arba aplinka nori, tėvai nori, draugai nori, kažkas nori. Na, va, todėl. Bet aš kodėl man reikia, aš nesuprantu. Nieko nebus ir niekur nebus. Nes tiesiog mūsų, kaip atsimenat, artėjimas link tikslo yra kada? Tada, kai yra skiriama tam energija. Energijos tam yra neskiriama ir tikslas tolsta, o ne artėja. Viskas. Taigi, jeigu esi patenkintas, sakai nepatenkintas, bet tu viduje kaip ir, nu, daugiau mažiau, nieko nebus. Supratimas, kaip dirbti išmaniai. Tai yra žiūrėjimas į tuos žmonės, kurie tą tikslą jau yra pasiekę. Buvimas su jais. E, kažkokia tai bendras bendravimas su jais. Dabar mes interneto pagalba, socialinių tinklų pagalba, mes galim su bet kuo būti drauguose arba bent sekti bet ką, skaityti bet ką ir daryti kai kuriuos veiksmus taip, kaip daro kiti. Kitas dalykas, labai dažnai aš, pavyzdžiui, pas save, tiesioginių pardavimų versle, aš pastebėjau, kad žmonės seka, pavyzdžiui, didelius savo kompanijų lyderius, ten žmonės, kurie turi, bet jie neseka tų, kurie dabar auga ir kartu juda. Nes ten, kur tie jau kažkur viršų yra, jie tiesiog praėję tam tikrą kelią, kurio mes galime nematyti ir mums, čia žinot, kaip bėgti su čempionais. Tai yra, norime bėgti su čempionais, bet mūsų rezultatas 10 kartų blogesnis fizinis negu jų. Tai, nu, va, tas yra skirtumas. Arba aš dar pats nelabai aiškiai suprantu, kodėl man reikia būti kažkur, nu, va, paimti, aš sakau, aš kuriozų pastebėjęs, kai žmonės, nu, pinigų nepasiema, kurie guli realiai, jau nekalbant apie kitus kažkokius tikslus, tiesiog dėl to, kad jie, na, tiesiog yra dabar dar ne toj stadijoje. Tai yra ne tam psichologiniam pasirengime, ne tam pasirengime mentaliniam, nežino, kodėl to reikia. Taigi dirbti išmaniai, tai yra dirbti dabar šiuolaikinės realijos leidžia dirbti išmaniai. Aplinka, kokioje aplinkoje tu gyveni, kaip tu bendrauji. Tai yra irgi labai svarbu. Jeigu tu dirbi, pavyzdžiui, na, bendrauji ir tavo aplinkoje žmonės, kurie pastoviai skundžiasi, kurie neturi tų rezultatų, kuriuos turi tu, jeigu jie, na, tu tarp jų va, tam visam maliesi ten, tai, na, kaip yra pasakymas, pasakyk savo 5 žmonių sąskaitos dydį, aš pasakysiu, kas esu tu, kiek tavo sąskaita yra. Kitas dalykas, aš pasakysiu, kad labai malonu yra bendrauti su, vadinkim, kažkokiam socialiniu veiklos rangų žemiau žmonės, kurie yra žemiau negu tu. Tačiau tada tu neaugi.
Tu turi būti su tais, su kuriais tau nekomfortabilu bendrauti. Ir patikėkite, su žmonėm, kuriais ambicingais, kurie turi rezultatus, su jais jums nebus komfortabilu bendrauti. Jūs juos kaltinsit, kaip jie čia daro, kodėl jie tokie, kaip čia yra, bet tai savo kaltinimais jūsų reptilijos smegenys, jūsų jumis žaidžia, tiesioginė šio žodžio prasme. Tai vat aplinka sprendžia labai daug. Galit nekeisti, tada malsitės tam visam maltuvę tokiam, kokio malatės dabar. Galima pakeisti, galima įstumti save realiai iš komforto zonos ir pasižiūrėti, kaip bus. Nauji akiniai, nauji lešiai, tai galima žiūrėti, laimingiausias žmogus, daugiausia pasiekęs yra tas, kuris, kaip aš jau minėjau, sugeba pakeisti vat, būtent lęšius, pasižiūrėti kitaip. Pokyčiai žmogui yra tai, kas prieštarauja žmogaus prigimčiai. Aš apie tai esu daug kartų kalbėjęs ir čia yra asmenybės pokytis. Kodėl? Todėl, kad nuo akmens amžiaus laikų mes esam užprogramuoti taip, kad pokyčiai yra potencialiai pavojingi mūsų gyvybei. Kartais mes to nesuprantame, tai yra pasąmonė, o pasąmonė yra iš ten viskas ir ateina. Kodėl? Todėl, kad akmens amžiui, pavyzdžiui, bet koks pokytis buvo mirtinas gyvybei. Kai tu keiti stovyklą, tu turi pereiti per mišką, užpuls ten tave laukiniai gyvūnai, dar kažkas, tai nerasi vandens ir tai yra potencialiai pasikeitė laikai, logika nepasikeitė. Ir iš ten prasideda vėl sukimas tarp trijų pušų, iš ten prasideda, kodėl mums to nereikia vieno ar kito, kodėl aplinka kalta, o aš vat, pats brangiausias galbūt ne ir taip toliau ir panašiai. Tai vat pokyčiai yra tai, kas, į ką mes, kas yra, na, kas yra pakankamai nepaprasta ir ypatingai asmenybės pokyčiai. Sugriauti savo vidinį aš yra, o be sugriovimo negali atsistatyti naujas, nes kaip namas, žinot, gali atsistatyti tik tai tada pasistatyti, kada įvyko griūtis to, kas buvo. Dėl to mums kartais gyvenimas ir duoda įvairiausių iššūkių, kas atrodo mus sunaikina visiškai, tačiau ant tos lygios griuvėsių pasistato nauja mūsų asmenybė. Tai tą reikia visada turėti omenyje. Dideli pokyčiai neįmanomi be vidinio to sugriovimo, tai kas buvo pastatyta iki tol. Pasąmonė realizuoja ne skaičiais, o vaizdais. Ir tuo turbūt aš norėčiau užbaigti mūsų šį video. Ir tai yra labai svarbu ir kertiškai. Joks tikslas neįmanomas pasiekti, jeigu mes neturime vaizdo, vizualizacijos ir datų. Ne veltui yra koliažai, aš irgi jį turiu, ne veltui yra įvairiausi sąsiuviniai, kuriuos tu susipirkti ir susirašyti savo tikslus ir kiti dalykai. Jeigu to nėra, energijos ir fokuso į jūsų tikslą nebus ir jūs jo niekada nepasieksite. Jūs, aišku, logika jums pasakys ir jūs apžais, kad čia viskas yra, čia kažkokie tai filosofai sugalvojo ten, kurie su žvaigždė galvoja gimę, čia apskritai niekas neveikia. Bet jeigu jūs esate dabar, kur esate ir neturite to, ką norite turėti, galbūt tas, kas tai daro, suprato, kodėl taip yra. Taigi pasąmonė realizuoja ne skaičiais, o vaizdais. Tai, kas ateina į mūsų sąmonę, tai, kas ateina iš mūsų gyvenimo, noriu pasakyti, ateina iš ateities, ateina į dabartį. Todėl, kad tai pirmiausia pradeda gyventi ir tada mes tai įgauname, tam skiriama energija, tas ir tada prasideda judėjimas. Ir ne kitaip. Ir tai reikia turėti tiesiog omenyje, nes labai dažnai ir beveik visada, kiek tenka man matyti, žmonės turi tai viską jau prieš akis. Žinot, kai sako, Dievas pasiekė žmogaus likimą, žmogaus tikslus, taip, ten, kur jis labiausiai nesitikė jo ieškoti, jo viduje ir prieš akis. Ir aš tai įsitikinau paskutiniu metu ne vieną kartą. Tai yra, kai žmogus, aš kalbuosi apie jo kažkokius tai norus turėti kažką tai apie tikslus, ir aš sakau, tai kad tu viską jau kaip ir beveik iki to esi daėjęs. Kaip čia? Ne, kaip, tai sakau, yra tokia tavo, tu norėjai tiek, tai jau tu tiek turi, nes tau tokius veiksmus tiesiog reikia padaryti. Arba ten ir žmogus tiesiog nustemba, tu jam parodai, čia yra viskas jau. Ir daugelis mūsų tikslų, tų, kurių mes ieškome, pasiekame, jie yra prieš mūsų akis. Jie yra ten kiekvieną dieną. Tiesiog tam, kad juos atrasti, ką aš kalbėjau, ritualas ryte, kodėl, kur aš judu, kur aš noriu būti, jeigu neturi tikslo, jeigu turi tikslą, kiek aš atlieku veiksmų tam, kad prie to priartėti. Ir svarbiausia, tai yra nesibaigiantis procesas.
Nes tie tikslai, kurie mums šiandien aktualūs, gali būti jau neaktualūs rytoj, tai bus jau kiti tolimesni tikslai ir taip judama į priekį. Ir jeigu tik tai prasidės ieškojimas kaltų, aplinkos, visa kita, žinokit, kad jau jūsų reptilijos smegenys su jumis susižaidė ir kad reikia pasakyti stop ir pereiti galbūt prie tų ritualų, kuriuos reikia daryti tam, kad suprasti, kur jūs esat, kur jūs norit būti. Neatiduoti atsakomybės kažkam kitam, nes mes jau kai kaltinam, mes iš karto automatu atiduodam atsakomybę, prisimti ją savo ir iš bet kurios situacijos jūs turėsite mylėję arba ką rezultatą, arba patirtį, kuris yra svarbiau negu rezultatas, nes kai kada patirties neturim, tu turi rezultatą, tu realiai jį turi, bet tu nepasiemi, nes tu nesupranti, kad jį turi. Tai to jums nuoširdžiai visiems ir linkiu ir ką, turėkite didelius ambicingus tikslus, siekite jų. Prisimte atsakomybę už savo aplinką, už savo tikslus tik tai savo ir būkite laimingi. Paspauskite patinka, jeigu jums čia išgirdote kažką naudingo, parašykite komentarą, jeigu sutinkate arba su tuo nesutinkate, tai bus nedidelis atpildas man už šį padarytą darbą.